po namelio dažymo trečią kartą. Manau, kad yra pasiektas tas atspalvis, kurio norėta. Na, kaip sakiau, tokia rapsų medaus galvojau, baltesnis bus, bet gavosi kaip rapsų žiedų. Taigi, užsiminiau ir praeitoj serijai, kad norėčiau jau kilti ant stogo, dėti stoglangį. Prie to galbūt prieisim šioj dar serijoj, bet pagalvojau, reikia galutinai užsibaigti su fasado reikalais, tam, kad išeiti į finišo tiesę viduj. Taigi, nuėmiau lakų tas tokias dekoratyvinės apsaugėlės, nes jas reikia nudažyti skirtingom spalvom. Ir tos, kurios nuimtos, yra nudažytos jau kitom spalvom. O kam? O todėl, kad bitės irgi ne tik pagal saulę susiorientuotų, kur jų namai, bet kai čia jau viskas taip tų avilių ir lakų vienos šalia kito, tai kad jom lengviau būtų sugrįžti ir orientuotis, nesimakaluoti, kaip sakant, pas kaimynus. Tai, kaip sakiau, reikia dažyti skirtingom spalvom. O dar vienas momentas, pasirodo, kad bitėms nelabai patinka juoda spalva, kuri iš principo gamtoje neegzistuoja, kaip po tokia, nors sakytum, kaip, bet taip, tai yra tik tai žmogaus sukurta spalva, o gamtoje jinai eina tik tai nuo pačios tamsiausios rudos ar mėlynos ir tokios jos nėra. Tai va, dar vienas momentas, žiemos metu, juk pjaušiau tas skardos likučius įvairius, kurių buvau susirinkęs ir kaip ir buvau užsiminęs. Taip, reikia, nes čia kai vanduo laša nuo viršaus, atšoka nuo terasos ir laša ant sienos ir ta siena būna dažnai, pakankamai drėgna. Ir tuo pačiu taip gražiai apeiti kampus, nežinau, ar iki pat viršaus, čia jau matysim pagal situaciją. Ir taip vėl nueiti ir vėl kampe pakilti. Bet buvau užsiminęs irgi, kada aš čia filosofavau dar tik tai galvodamas, galvoj turėdamas tą piešinį, sakykim, kaip čia ir kad nebūtų tiesiog tiesi linija, kuri labai nuobodžiai atrodytų. Ir tie išpjaustyti koriai ir čia likučiai nepilnų korių. Dabar tam, kad pradėsiu, turbūt, kad nuo šito kampo, vėlgi reikia išsiardyti tas keletą lentų nuo terasos ir tuo pačiu man to išsiardimo reikia tam, kad pakopėlę galėčiau padaryti. Tai viskas, kaip sakant, sulaukia savo meto ir viskas vyksta savo metu. Tas irgi gerai. Na ką, turbūt dabar dar padumosiu, kaip čia ką čia, bet pirmiausia nusiardysiu terasą ir tada dar reikia pagalvoti, kaip apačioj vis tiek norisi, jeigu pradėsiu nuo tų nepilnų, kad jas irgi panaudoti, čia apačioj reikia pagalvoti, kaip čia užsilenks ties kampu, kaip apačioj turi užsilenkti. O tam mano draugas Andrius iš Šilutės nepadovanojo, paskolino tokias mažas skardos lankstymo staklytes. Tai irgi dabar jas irgi parodysiu, kaip tai daroma vėliau. Dabar tiesiog jos parvežtos ir dabar reikia pagalvoti, kaip jas čia prisitaisyti, kad patogiai darbuotis. Taigi, kaip sakiau, paruošiamieji darbai, o sekantys žingsniai tikrai bus parodyti vėliau.
patupčiojus ir pavaikščiojus aukštyn žemyn, panašu, kad gavosi tai, ką senai buvau sugalvojęs ir apsaugos dabar šitą kampą nuo lietaus vandens. Ir tas spalvų žaismas ir ta nelygi linija, manau, kad čia labai gerai kalba už save ir sukuria tokią, gerą emocinį toną ir duoda daugiau to judesio, kurį čia bitelės turbūt suteiks labiau. Bet principas dabar man yra aiškus, kaip galiu vėl nusileisti ir vėl pakilti, nes vis tiek vanduo, jeigu krenta, tai čia tokiais kampais. Tuo metu, kai dar namelis buvo nedažytas ir per lietų aš ateidavau specialiai stebėti ir net kai kur buvau pasižymėjęs pieštuku, kad žinoti tos tolimiausius atstumus, kur lietus pasiekia ant sienos. Tai čia tik tai dėl to, kad, sakau, lietvamzdžių nėra, bet gal aš čia kartojuosi ir daug nešnekėsiu, tiesiog pasidžiaugsiu šituo raštu naujai sukurtu. Ir kągi, turbūt, kad šiai dienai bus tiek, o rytoj judėsiu jau toliau su apeidamas visus kampelius, nes reikės, bet išeiga man patinka, taip visai dar resursai nesenka, nes aš labiausiai ir bijojau, kad čia išeis gal tik tai porą kampų, bet ne, vis dėlto jaučiuosi pakankamai saugiai su to, ką matau ir plus kitur tikrai gerokai mažiau reikės užkilinėti nei čia tik tai nuo lango, va taip, ir aišku kampas, tada vėl, be abejo pamatysit, kai jau judėsiu prie tų kampų ir be abejo parodysiu einamą progresą. Įsibėgėjau šiandieną ir užbaigiau šitą kampą. Šitą taip truputį kukliau. O šitas liks ateities improvizacijom. O iš paskutinių likusių skardos gabaliukų korių taip sutvėriau. Ir ką? Tai kaip sakiau, du tokie šonai, kurie mažiausiai matomi. Čia visa ta pusė nuo upės mažiausiai matoma svečių, tik tai karts nuo karto. Vienok. Manau, kad sprendimas arba idėja pasiteisino ir tvariai, ir kūrybingai, ir į temą. Oi, pirštus nusidaužiau, nes darbas buvo su tokiom mažom vinelėm, tai patikėkit, kiekvieną kartą laikant jas taip trumpai per pirštus. Oi, su dideliom taip nebūna, su mažom tai dažnai dantukus teko sukast, bet sakau, rezultatas labai mane tenkina ir užsiminiau, kad reikia lipti ant stogo prie stoglangio, bet galvoju, kad aš jau čia atsiardžiau tą terasą, tai reikia paimti ir dabar pabaigti. Yra paruošti bruseliai, imti ir padaryti tą pakopą. Ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir kaip sakant, vėl uždaryti ir kaip ir
tokie vat baigiamieji išorės darbai, dar lakas per uždažytas naujai reikės prisukti, bet čia prie to prieisiu, gal parodysiu vėliau, bet turbūt, kad šiandien reikia rinktis įrankius ir nusiteikti rytoj pakopėlėms. Nuostabus pavasaris. Tikrai, kai tokios dienos, tai gražu ir nuotaika yra dirbti ir daryti ir gražintis. Užsukus į miestą, na, turbūt jau dabar kiekvienoj parduotuviai galime rasti įvairiausių sėklų, gėlių, sodinukus ar svogūnėlius, nu ten nuolaidos 50-60% ir kartais už centus ar ten vos eurą kitą gali pasiimti, o jeigu ten daugiau perki, tai dar. Tai aš irgi va taip kažkaip tai pradėjau žvalgytis ir, na, jau turint kieme vilą gladiolę, tai būtų gėda nepasisadinti gladiolių. Ir aišku, jas jau prie įvažiavimo į klombas, kur jau ten ir taip gėlių daug įvairiausių, kurios įvairiais laikmečiais žydi, tai ten jau miškas iš tikrųjų gėlių, gal ir nebereikėtų kišti, bet žinau jau keletą plotų, kurie ten, sakykim, gal mažiau užsodinti, tai jos dar labiau užbombinau gladiolėmis. O čia irgi pagalvojau, toks kampelis po eglėm, pagalvotume, kad čia niekas neaugtų, bet yra gėlių, kurios mėgsta pavėsius. Ir tokių buvau gavęs, dabar jau galvoju, net gal prieš 4 metus, jeigu jau ne 5, ten man atrodo, jo, prieš 5 metus, prieš pirmą tenais pavasarį man lyg ir Janina parašė, kad sako, nuvažiuok ten pas kažkokią pažįstamą ir gausi įvairiausių gėlių. Nu, ten aišku man davė, aš ten kur nekur prikišau, kažkas išgyveno per visas tas statybas, kažkas tiesiog buvo užmiršta, suvažinėta, sutripta ir taip toliau ir taip toliau. Nu, taip jau ir vyksta. Ir vėlgi dar tuo metu nebuvo jokio tokio aiškaus plano, kas kaip kur. Nu ir pagalvojau, čia kieme toksai ramesnis kampelis. Ir tiesiog prie papušim įkišau. Nežinau, kaip čia vadinasi, čia sunkiai gal matysis. Palikau specialiai vieną cibuliuką arba vieną laiškelį. Ir jų čia tikrai nebuvo daug, gal toksai 10-15 tų svogūnėlių kokštelis. Ir tai palikau. Ir ką? Per 5 metus tiek priaugo, kad dabar padalinau dar į 3 kerus ir galėčiau dar drąsiai juos dalinti ir dauginti. Nes pagalvojau, nu ką, čia reikalai tik tai galbūt apie langą ir gal kažkada padažymai, bet iš principo tai netrukdo nei prieiti. Ir visai faina būtų, kad čia kažkokių gėlių. Ir čia ant kampo melsvė, man atrodo, irgi. Ten pas mane tokie kerai bujojantis, dėl to, kad iš virtuvės organikos gauna nemažai. Ten visas gėlės klombos eina iš proto, nes nuolatos yra, pagalvotumėte, ne, nešti į komposto dėžę, ten laukti, kol supus, tada vėl viską parnešti per puvus atgal, nu, dvigubos darbas. Tai tiesiog geriausia pili ten, kur nori, kad būtų patręšta, truputį apdėdi žemėmis, o gali ir net neapdėti, tiesiog po bijūnais ar ten dar kažko. Įsivaizduokit, ne, tos pačios, nu valgai, lieka lėkštėj ir to pačio aliejaus, ir tos pačios grietinės, ir dar kažkokių smulkių maisto produktų. Tai kam supilinėti į nuotekų sistemą, ją apkrauti, praskalauji tą vandenį, supili į kibirėlį ir tą kibirėlį po to nuneši ir išpili ant gėlių, po gėlėm ar į tą patį daržą ir taip viskas kuo puikiausiai pasitrešia.
Taigi, vakar užsiminiau, kad šiandien judėsiu prie pakopėlės ir tą ir padarysiu. Dabar turbūt, kad reikia nusiimti lygius, išsiskaičiuoti, viską prasitempti šniurelį ir turbūt, kad gerokai apmačius, gerokai čia truputį patupčiojus prieš judant ar jau pajudėjus kažkiek, tai be abejo parodysiu progresą ir aiškesnį vaizdą. Vargšai gulščiukai tenka dirbti ir ne pagal savo paskirtį. Ir šį kartą teko tam, kad paskutinį pakopos balkiuką pagauti, lygiai jo išgauti, tai teko va taip improvizuotai paimti ir su prispaudėjais prispausti ir taip išgaudyti lygiai, kaip sakiau. Tai va, atrodo, kad gavosi. Čia truputį teko prišlifuoti, nes buvo vos aukščiau nei reikia. O dabar aš truputį šitą ilgesnį pasidariau. Bet čia dar įdėsiu kaladėlę, kad sujungti ir su šituo balkeliu, nes jam nėra pamatuko ir plus iš viso šitą pusę turbūt bus mažiausiai kada laipiojama žmonių, tai todėl reikėjo viską sukoncentruoti į čia ir dar prie to paties pagalvojau, kad gal tam pačiam pirmajam reikia uždėti pamatuką ir radau seno 100-mečio stulpelio galiuką, kuris man kuo puikiausiai, aš jį ten pakasiau po apačią, dar irgi įdėjau plytelę, kad nesmuktų. Ir manau, kad čia tikrai ne tonos iki laipijos, čia vienas žmogus maksimum čia ir nemarširuos kareiviai šniūrais, atsiprašant. Tai va, tai dabar principas kaip ir aiškus. Galiu, man atrodo, jau užsidengti ir pradėti su lentom keliauti ir pilnai uždengti šitą pakopą ir po to, žinodamas ilgį, nusipjauti ir galutinai čia viską, kaip sakau, uždengti. Ir tada liks pereiti į kitą pusę, o ten vėlgi kita sistema. Bet manau, kad papasakosiu prie vietos. Antroj pusėj pavyko irgi konstrukciją pasidaryti. Taip. Nedidelis nuolydis ir taipogi čia nedidelis nuolydis. Taip, ir nuo pačios terasėlės. Atrodo, kas čia tėra. Keli bruseliai, balkiukai, bet reikalai yra, kol išgaudai pastorim, kad viskas sukiptų, tada viskas suimpregnuoji ir gavosi. Kągi, dabar atsinešiau jau pirmą apvadinę, reikia pasidaryti apvadus ir nuo apvadų tada galiu nueiti ant pačios pakopėlės, tada bus aišku, kur nupjauti ir viskas su šituo reikalu, bet dar nesakysiu viskas, kol nepadariau, tai gerai, parodysiu, kaip atrodo galutinis rezultatas. Voila! Žingsnis po žingsnio ir gali savo nulipti. Nebe narinti kojų. Dar gal čia kokio akmens reikės, kad čia tokios didelės pakopos nebūtų. Bet manau, kad su savo terasos reikalais viskas. Daugiau terasų čia nenumatyta. Ir dėkui Innowood ir Mantui už geradarystės, už kontaktus, kad pavyko iš nurašytų medžiagų, kurios irgi jau kaip ir buvo skirtos perdirbimui ir buvo dar panaudotas ir dar tarnaus, manau, kad čia ilgus metus. Taigi, parodysiu gal kiek iš arčiau, bet iš principo tai vaizdas aiškus. Ir vienoj pusėj, ir jau kitoj pusėj gavosi
Be abejo, kaip visada, ne viskas gal idealiai, kaip gal ir norėtųsi, bet yra niuansų, kurie, na, visada pamoka po kiekvieno žingsnio atlikto darbo apmastai ir, na, arba netgi matai, kur galbūt kažko nepramastėjai, su kažkom anksčiau nebuvau susidūręs ir staiga dėl nežinojimo padarai kažkokią klaidelę, bet iš principo negaliu pykti su koriais, su terasa, kaip ir didieji reikalai prie bičių namelio užbaigti. Dabar su sekančia serija turbūt, kad keliausim į vidų ir truputį ant stogo, kaip jau minėjau ne kartą. Ir aš kaip visada noriu padėkoti už jūsų supratingumą, kad ne taip dažnai išeina tos mano serijos, kaip galbūt ir norėtųsi visiems. Gal aš irgi ne taip, sakyčiau, dažnai leidžiu dėl to, kad esu ne kartą minėjęs, kad man yra svarbu, na, ką aš rodau ir kaip aš rodau ir kad tai iš tikrųjų būtų mano atspindys, nes tai yra dokumentacija, kaip čia virsta vieta ir aš pats keičiuosi, bet aš nenoriu tų kažkokių ten apie nieką ir arba tokių menkaverčių dalykų rodyti, kurie, nežinau, tiesiog manau, kad jie yra ne aš ir aš palieku juos kitiems, o aš esu kaip aš esu. Tad, kaip visada, noriu padėkoti už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus. Taip, visada jie man yra itin svarbus, visus perskaitau ir stengiuosi į visus atsakyti. Taipogi, ačiū tiems, kurie prisidedate Contribui, Revolut, Patreon ar YouTube platformose paremdami. Ir kągi, sakau, iki sekančios serijos.